Norėdami sukurti nuotraukų knygą, albumi.lt puslapyje pasirinkite Sukurkite savo fotoalbumą. Pirmajame žingsnyje pasirinkite Nustatymus. Būdas būti nuotraukų knyga. Tuomet pasirinkite norimą nuotraukų knygos dydį A5, A4, 30x30 arba A3. Taip pat galite pasirinkti išdėstymą, jis gali būti vertikalus arba horizontalus. Taip pat galite pasirinkti viršelio tipą. Jei pasirinksite kietą viršelį, galėsite rinktis iš 9 skirtingų viršelio spalvų. Taip pat viršelį galėsite pasirinkti su langeliu nuotraukai arba be langelio. Kitas variantas yra kietasis fotoaplankas. Tokio tipo viršelį galėsite pasirinkti savo norimą nuotrauką ir tekstą. Taip pat reikia pasirinkti ir vidaus viršelio spalvą. Ji gali būti balta arba juoda. Toliau seka popieriaus nustatymai. Popierius gali būti deluxe arba standartinis. Jam taip pat galite pritaikyti laminavimą, matinį, blizgų arba be laminavimo. Pasirinkę norimus nustatymus, spauskite toliau. Antrajame žingsnyje reikia pasirinkti nuotraukas, iš kurių kursite savo knygą. Galite įkelti vaizdus iš savo kompiuterio arba naudotis jau iš anksto įkeltomis nuotraukomis. Pasirinkę savo turimą galeriją, sužymėkite visas norimas nuotraukas. Jei pasirinksite nuotraukų knygą sukurti su vedlio pagalba, nuotraukos joje bus išdėliotos automatiškai pagal jų laiką. Jei pasirinksite sukurti savarankiškai, nuotraukų seką pasirinksite patys. Sekančiame žingsnyje vyksta nuotraukų knygos maketavimo darbai. Iš pradžių reikėtų pasirinkti nuotraukų knygos viršelį. Norimą nuotrauką paspauskite ir nuvilkite ant viršelio. Tuomet pereikite prie pirmojo puslapio. Į jį įdėkite norimą nuotrauką. Taip pat galite pasirinkti išdėstymą. Tuomet į lapą tilps daugiau negu viena nuotrauka. Galite pasirinkti ir tekstą bei papuošimus. Galite nuotraukoms pritaikyti rėmelius. Taip pat galite pridėti įvairių aplikacijų. Kitas pasirinkimas yra fonas. Taip lapui suteiksite unikalų foną. Foną galite pasirinkti iš mūsų galerijos arba įkelti iš savo kompiuterio. Tuomet pereikite prie antrojo ir trečiojo puslapio. Juos taip pat įkelkite norimas nuotraukas. Taip pat galite pasirinkti foną, papuošimus, tekstą ir nuotraukų išdėstymą. Šiame žingsnyje taip pat galite koreguoti savo nuotraukų knygos dydį, išdėstymą ir viršelį. Tačiau juos pakeitę turėsite savo nuotraukų knygos lapus maketuoti iš naujo. Jei esate patenkinti savo sukurtą nuotraukų knygą, spauskite užsakyti. Šiame žingsnyje reikėtų pasirinkti nuotraukų knygų skaičių, taip pat įvykdymo terminą, skubų arba standartinį. Tuomet reikėtų užpildyti savo kontaktinę informaciją. Vardą ir pavardę, telefoną, elektroninio pašto adresą. Taip pat reikia pasirinkti pristatymo būdą – paštu, kurjeriu ar kitu būdu. Taip pat užpildykite savo pristatymo adreso duomenis – valstybę, rajoną, miestą, apskritį, seniūniją, gatvę, namo numerį, pašto kodą ir kitą informaciją. Šiame žingsnyje taip pat galite įvesti savo turimo nuolaidos kupono arba dovanų kortelės kodą. Taip pat turite pasirinkti savo apmokėjimo sistemą – kortele, pagal sąskaitą faktūrą arba PayPal sistema. Tuomet perskaitykite naudojimo taisykles ir su jomis susipažinę paspauskite varnelę. Jei užpildėte visą informaciją, spauskite užsakyti. Šiame žingsnyje dar kartą pamatysite savo užsakymo informaciją, galėsite ją papildyti arba pakoreguoti. Taip pat matysite visą savo nuotraukų albumą, kurį sukūrėte.
Šiame žingsnyje reikia patvirtinti, jog jūsų fotoknygos dizainas atitinka jūsų nurodytą išdėstymą ir kad esate susipažinę su paveikslėlio kokybe, tekstu ir gramatika. Turite pažymėti šį lauką varnele. Taip pat galite pažymėti, jog sutinkate, jog jūsų albumas bus publikuojamas albumi.lt puslapyje ir socialiniuose tinkluose. Čia galite redaguoti užsakymą arba užsakyti.